O dabar keliaukime prie kitų temų ir antradieniais mes neįprastų hobių ieškome ir šį kartą kelsimės į Pamario perlą Dreverną, kurioje slypi labai įdomios istorijos. Ir ten tikras perlas, lietuvaitė perlas, galima taip sakyti. Šiandien prisiminsime praeitį ir susipažinsime su vikingų laikų entuziaste Edita Nurmi. Taip, suvirintojos licenciją turinti ir šiuo metu metalo įmonė vadovaujanti Edita laisvalaikiu virsta kuršių moterimi, velkasi tautinį rūbą, kurią lauža ir gamina patiekalus, kurie mena net vikingų laikus. Neįtikėtina istorija, neįtikėtinas hobis, pavydėti tik tai galima. Ir pasižiūrėti, mat iš Dreverno sveikinasi mūsų kolegė Ugnė Rekašiūtė. Labas vakaras, Lietuva. Šį kartą sveikinamės iš Drevernos, o į Pamarį atvykome susipažinti su labai ypatinga moterimi, vikingų laikų entuziaste Edita Nurmi. Labas vakaras. Sveiki visiems. Nors Edita vadovauja metalurgijos įmoniai, po darbo valandų jis skuba į Dreverną, kurioje virsta tikra kuršių moterimi. Kalta uošvienė, nes reikėjo apsirengti tais rūbais, kuriais iš kur tu esi kilęs ir atvažiuoti į giminių susitikimą. Tai kažkaip tai vieną kartą man uošvienė sako, tu nejaugi lietuviai tautinių rūbų neturi, kad tu čia jau trečią kartą ateini be tautinių rūbų. Tai sakau, tai palauk, aš tą parodysiu tautinis rūbus. Vyras mano juokėsi, sako, aš palauksiu porą metų, kol tau nusibos. Tai va žmogus jau laukia 17 metų ir niekaip nenusibosta. Drevernoje Edita puoselėja ypatingą sodą, kuriame auga kone 100 rūšių skirtingų senovinių augalų. Jų sėklas surinko keliaudama po Skandinavijos ir Baltijos šalis, nors jau ruduo kai kuriuos augalus dar galime pamatyti, pavyzdžiui, mėlžolę. Iš jų darydavo mėlyną spalvą. Tai vat mano kepurė, mano hudas, mano visi rūbai yra dažyti būtent mėlžolę. Jie fermentuoja, padaro tokią labai stiprią arbatą. Ir anksčiau, kad neišsiplautų spalva, ją reikėdavo įtvirtinti. Tai dažniausiai tvirtino šlapimu. Mano atveju sakiau, būkite geri rekonstruktoriai, pagailėkite manęs, naudokite actą. Šį sodelį prižiūri sargas, vilkogaudis Lokis. Tiesa, tokio sargo dažnas prisibijo. Dažniausiai gatvė, kai eini, tai žmonės į kitą gatvės pusę pereina. Nors šuns dydis grėsmingas, galiu patikinti, nėra ko bijoti. Patiko. Nuostabu, labas, vėl. Tikrai labai atsargiai užlaidžys negyvai. Protėviai receptų neužrašė, tad atkurti 1000 metų senumo meniu nelengva užduotis. Vis dėlto išspręsti kulinarinį detektyvą padeda archeologai. Kas čia? Tešla tai tikrai? Tešla, taip, tešla. Plutelė, tai. Bet ne plutelė čia. O kas čia yra? O čia yra pagal pietų Švedijoje esančio miesto Sormlindas. Vadinasi, ten buvo rasti radiniai kraujo duonos. Kraujo duonos? Kraujo duonos. Čia kraujo yra? Čia yra kraujo. Čia yra kraujo? Tiesioginė ta žodžio prasme tai kraujinė duona. Jos tešlai naudojamas veršelio kraujas. Paprasčiausiai Sormlinde buvo rastas paplotėlis su labai aukštu kiekiu proteino. Vienintelis būdas pasiekti tokio aukšto kiekio proteiną buvo pilti išskirtinai kraują vietoj vandens. Tai jūs dabar čia pylėt kraują? Vietoj vandens. Rimtai? Gaminam. Pasirodo, mūsų protėviai buvo gurmanai. Kraujinė tokia ganėtinai šlapia, tokia sodri. Jeigu valgai kraujinius vėdarus, tikrai ta duona patiks. Nevalgau, bet paragausim duonos. Teks. Sviestuko tepti. Duona kaip duona, ne? Duona kaip duona. Prieš 1000 metų žmonės turėjo ir kitokių papročių. Švedijoje rastas didelis luitas sviesto, tikslingai suviniotas ir palaidotas. Tai greičiausiai, kad ankstyvo pavasarį žmonės galėtų užsikasti tą sviesto luitą ir valgyti, nes ankstyvas pavasaris tai yra praktiškai badmerio laikotarpis. Juk negali atkurti protėvių virtuvės, pats neišbandęs jų metodų. Mes kasim sviestą. Ką kaimynai galvoja apie mus, nežinau, nes mes rudenį pakasam, pavasarį iškasam. Pirmas bandymas nebuvo sėkmingas. Paėmėm puodynę ir su padažu parodysim. Ir pridėjom sviesto, uždėjom medinę dangtį ir
įdėjom į medžiagą, į odą ir palaidojom į 80 cm gylį. Pavasarį iškasus nelabai koks skonis buvo, bet jis nesugedo. Bet vėliau Įdėjom dangtį ir kraštą tarp puodynės ir dangčio mes užpylėm vašku. Ir vėliai į medžiagą, ir vėliai į odą, ir vėliai palaidojom. Ir pavasaris buvo kai šviežias. nuoširdžiai nedrįsčiau paragauti, jeigu reikėtų palaidoti maistą rudenį ir išsitraukti pavasarį. Jūs išdrįsot paragauti ir kartojate tai? Ir kartoju, tiesą pasakius, kai sūrį laidojom pirmais metais, jisai apėjo pelėsių, antrais metais kirminais, tai ten mes neragavom. Senovės kultūrą pamilo ir Editos šeima. Jos vaikai nuo mažų dienų pažindinosi su protėvių papročiais. Mažiausias mano sūnus buvo 3 metų, kada mes pirmą kartą dalyvavom festivalyje, dabar jau jam virš 20, tai aš palei vaikus viską skaičiuoju. Tai reikėjo dėti petelnę ir tušiam Coca-Colos butelį buvau pasidariusi lietinių blynų tešlą ir pildavau ant tos petelnės ir kepdavau tos blynus, nes vaikai nevalgydavo nei juodų žirnių, nei kažkokių tai lęšių su širdelėm. Sakydavo, mama, duok man tų blynų. Edita rekonstruoja vikingų laikotarpio patiekalus, organizuoja edukacijas, kelia tikras vikingų puotas. Susirenka ir 100, ir 200 vikingų ir tu juos visus turi pamaitinti ir jau tada yra kitos technikos naudojamos. Žemėje pagrindinai kepi mėsą, kiši šerną į žemę, į karštus akmenis. Iš tikro renginių ir edukacijų yra tiek daug, kad jau norisi ir paprasto maisto. Nors Edita tuo gyvena jau 17 metų, pradžia buvo sunki. Dažniausiai negatyvių tokių dalykų išgirsdavom. Pagrindinis buvo, kam tau to reikia. Aš noriu įrodyti, kad mūsų protėviai nebuvo laukiniai. Kad jie turėjo labai aukštą kultūrą ir supratingumą, kas tas yra grožis. Vien tik damaskinius plienus pasižiūrėjus į kalavijus. Kosmosas. Tu gali pasakoti, kiek tu nori, bet kol tu žmogų neįduosi į rankas, neįdėsi, kol tu neduosi paragauti, kol neduosi pačiupinėti, nieko ir nebus. Ir viskas prasidėjo dėl vieno giminės susitikimo. Ugnė Rekašiūtė, Eimantas Chachlovas, Dreverna. Fantastiška istorija. Iš tikrųjų, ir šiuo atveju gurmanams puikiai proga ir istoriją pakeliauti ir paragauti to laikmečio patiekalų. Ir, greičiausiai, kad kiltų noras šiek tiek pažarstyti šiuolaikiškų kokių nors prieskonių, kokio kečupų įsivaryti ir panašiai, bet būtent pajusti tų laikų dvasią. Tikrai fantastiškas hobis, retenybė ir pagarba žmonėms, kurie imasi atgaivinti mūsų senus papročius. Reikės dar pakalbinti kolegę Ugnę ir pasiteirauti, kokie vis dėlto įspūdžiai po tokių užkandžių ir, o gal net ir lauktuvių yra parvežusi kažko paragauti iš vikingų laikų.